Alio, Labas vakaras. labą vakarą. Ar čia Indrė? Indrė. Ok, nes aš jūsų numerį bandžiau, niekaip neatsiliepė jūsų turbūt draugas Ovidijus. Aha, draugs Ovidijus. Aha, jūs čia dėl žuvies, dėl Norvegijos. Aha, Jo, ar jau visus dokumentus jūs tvarkėt? jo viską. Ta prasme, jūsų... Pasirašėm lapus. Aha, Ofise buvom. Jo, ta prasme, jūs pasirašėt, kad visiškai nebenorite, ne? Ar kaip jūs ten pasirašėt? Nežinau, tikriausiai. Nes, Ne, dabar tikrai nebevažiuosim. nes, žinokit, matot, aš dabar kaip tik renku komandą. Ir, Ai, vėl išvažiuoti. Taip. Ir čia dabar, kaip pasakyti, ten daug žmonių susirgo ir visa kita. Tai atkrito ir reikia dabar išvažiuoti ir esame įkainių sukėlę ir viską. Kiek tas įkainis didesnis? Kažkur, nu taip, iki 30%, sakyčiau, viso atlyginimo. 30% sakė atlyginimus Ovidijų pakilo. Jo. Ir dabar reikėtų greitai išvažiuoti, nes žmonių sustojo, čia pramonė, logistika, vis daug aptarnaujam šalių iš tos Norvegijos, dėl to mumis spaudžia, mes irgi dabar nebeturim kaip ką daryti, tai mes bandom surinkti žmonės. Nesakom, draugs prie linijos iš vis nenori dirbti. Ai, nenori prie linijos? Ir sandėlį dirbtų, tada tai galėtų tą važiuoti. Gerai, dabar aš tada užsirašysiu, jūs pasakykit man, kaip tenais, kokia situacija. Jisai nenori prie linijos, gal prie kitos linijos? Ansai, kur tu nenori prie linijos būti tiesiog? Nu, prie linijos, pažiūrėjant, galėtų būti Narnija visas skaitęs, antras aukštas, ne? Vakuumavint, ką tu nori. Pats nežinau. Supratau, o Indrė jūs? Nu, nežinau irgi. O prie linijos galėtumėt kokią nors, nežinau, ten lengvesnę liniją susirasti? Na, aišku, gal kažkur gali kitur, bet ten vis tiek sukas, taigi viskas aplinkui. Jo, supratau, žiūrėkit, bet ar jums nedomina atlyginimas, nes praktiškai čia reikėtų išvažiuoti rytoj vakarą. Iki švenčių. Iki švenčių. Ir dabar ir kažkur apie 30-40% viršaus atlyginimo gautumėt. Ką jūs dabar gavot? Nu, čia praktiškai vos ne antrą algą. Čia dabar trūksta žmonių, reikia tiesiog, kad važiuotų žmonės, nes neturim pasirinkimo iš tikrųjų. Neturit kas dirba, ne? Nu, taip. Ir dabar žmonės atkrito ir šiaip išvažiavo žmonės, ten susirgo, ta prasme, visiškas bardakas. Ar skraidinsiu lėktuvu? Čia nėra skirtumo, iš tikrųjų, mes bandysim žiūrėti, kaip greičiau gaunasi. Nes lėktuvus, aišku, greičiau atrodo, nes mums tą kelionę mes tą vargom. Nes pirmąjį mes te grįžom. Tai tada supratau, tada be problemų mes tada padarysim kaip greičiau, tiesiog su lėktuvu, aišku, greičiau tada ir padarysim su lėktuvu. Jo, tai dabar aš nežinau, kiek ten, apie 1500 viršaus gaunasi atlyginimas į viršų iškyla dėl tų procentų ir panašiai, nes dabar tie į patys įkainiai yra sukilę pačiam tam faktoriui, plus kad šitos šventės, tas visas toks zavalas vyksta, tai trūksta žmonių, labai norėtume, kad į tą patį fabriką, kad Ovidijus ir Indrė išvažiuotų į Norvegiją. Nu. Tai va, galiu paskambinti rytoj, bet jau ryte nebereik. Ne, kaip pasakyti, turiu sąrašą, skambinu, bandau susižiūrėti, kas nori, kas griežtai atsisako, ar ten patys negalvoja. Bet tie sveikatos turit, viską gali dirbti. Jo. Nu tai va, užsidirbtumėt pinigų dar, aš kaip matau, čia visai neblogas mėnuo gaunasi iki gruodžio, čia reikėtų iki gruodžio prieš kūčias grįžtume kaip tik 22 dieną. Nu, čia keliam savaitėm. Nu, tai tada perskambinsiu, pasitarsim, tada paskambinsiu. Nu, bet jau maždaug sakykit man taip kažkur, kiek procentų, va taip jau galėtume į tą didžiąją pusę ar į mažąją, ką jūs galvojat? Nu, jeigu keliam savaitėm, tai gal ir į didžiąją. Supratau, tai kartu su Ovidijum galėčiau kaip ir dėti varnelę, dar perskambinsit, ne? Aha. Supratau, žiūrėkit, okei. Pažymėkit, nu. Su jumis TikTok radio stotis Kušma. Labas vakaras, šitą išdurkę užsakė jums Einaras.